Sveiki, esu Raminta Bogušienė, sveikatai palankaus maisto technologė. Šiandien gavau iš ponios Aldonos klausimą apie sriubas. Daržovienė su mėsytė. Ar tai sveikatai palankus patiekalas? O gal reikėtų keisti būtent vasaros metu daugiau valgyti keptos, virtos mėsos su šviežiamis daržovėmis? Tai iš tikrųjų pirmiausia, keletas aspektų, o vienas iš jų tai yra toksai, kad verdant sriubą daržovės reikėtų dėti eilės tvarka, tai yra, kurios ilgiausiai verda turėtų būti anksčiausiai dedamos į sriubą. Tačiau aš pati neverdu sriubų su mėsa ir sultinį darau iš tikrųjų tiek iš svogūnų, česnakų troškinimo arba daržovių sultinį verdu. Dėl ko taip darau? Dėl to, kad gyvūninės kilmės maisto produktų perdozavimas yra susijęs su šiuolaikmečio ligomis ir stengiuosi mėsos suvartoti kuo mažiau savo šeimos mityboje. Ta rekomenduoju ir jums sriubas virti daugiau iš daržovių, o mėsą valgyti su šviežiamis daržovėmis. Tačiau verdant sriubą dar būtina atsiminti, kad tokius žalumynus kaip petražolės, krapus reikėtų įdėti jau į išvirusią sriubą ir uždengus dangtį arba tik tai tiekiant sriubą ant stalo apibarstyti šiais žalumynais. Kitas svarbus dalykas, kad pagrindinius patiekalus reikėtų keisti jų pavadinimus apskritai ir ruošiant patiekalus reikėtų galvoti, kad šviežios daržovės su mėsa, o ne mėsa su šviežiamis daržovėmis. Tada ir suvalgysime daugiau šviežių daržovių ir būsime sveikesni ir laimingesni. To ir linkiu jums.